konferencijoje dalyvavo Vilniaus apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų skyriaus prokuroras Aivaras Adamas ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro organizuoto nusikalstamumo tyrimo trečiosios valdybos viršininkė Rūta Jašinskė. Visiems dar kartą labą dieną. Iš tikrųjų, kai buvo pranešta prokuratūros pranešimas spaudai ir policijos, pabaigėme ikiteisminį tyrimą, dalies procesas sudėtinga. Nesikartodamas tai, kas ten buvo nurodyta, gal trumpai tik tai paminėsiu, nuo ko viskas prasidėjo. Iš tikrųjų prasidėjo šitas ikiteisminis tyrimas ir tuo pačiu dar prieš tai iki tol ir operatyvinis tyrimas, sulaikius vieną iš Vilniaus mieste veikusių nusikalstamų susivienijimų, sulaikiusio jų narius, tai buvo prieš kokius 3-4 metus. Ir tuo metu iš tikrųjų buvo iškelta hipotezė, kad tuščia vieta ilgai nebus ir konkuruojančios grupuotės stengsis užimti šio susivienimo vietą. Taip iš tikrųjų ir įvyko, mūsų tie spėjimai pasitvirtino. Kadangi buvo laukiama tokios eigos, tai buvo ir dirbama tinkama ta kryptimi, buvo stengiamasi nuo pat pradžių jau dar grupuotei nespėjus įsitvirtinti, fiksuoti jų daromus nusikaltimus, ryšius ir patraukti jos baudžiamon atsakomybėn. Tai taip ir iš esmės taip ir įvyko. Tas ikiteisminis tyrimas buvo finale sulaikymo metu iš tikrųjų buvo apjungti 18 atskirų ikiteisminių tyrimų, kuriuose buvo atliekamas toks ilgalaikis darbas ir nematomas. Ir prieš 1,5 metų tas darbas buvo vainikuotas sulaikymu visų grupuotės narių ir dar po 1,5 metų intensyvaus darbo byla perduota teismui. Tai, kaip ir buvo minėta, iš tikrųjų buvo nustatyti 2 savarankiški nusikalstami susivienimai. Vienas iš jų organizatoriai organizavo šios nusikaltimus, narkotinių medžiagų platinimą Vilniaus mieste iš pataisos namų, atlikinėdami bausmes už anksčiau padarytus nusikaltimus, tame tarpe ir analogiško pobūdžio. Kitas nusikalstamas susivienimas, kuris buvo taip pat demaskuotas, veikia Vilniaus mieste ir jo nariai taip pat platina narkotinės medžiagas. Kodėl čia tos 2 grupės, kaip ir vienoj byloj, buvo nustatytos? Iš tikrųjų, tai vėlgi, iš pradžių mes tyrėme tik tai vienos grupuotės veiklą, tačiau tyrimo metu paaiškėjo, kad šitos grupuotės labai glaudžiai bendradarbiauja, ima vieni iš kitų narkotinės medžiagas, tai yra tam tikrais atvejais, kada negauna iš kitų tiekėjų, tai ima vieni iš kitų ir panašiai. Tai tokiu būdu jos ir buvo, kaip sakoma, į viešumą ir išėjo. Ar tai susijęs su Latino byla? Taip, iš esmės taip. Tai buvo ta grupuotė, kurios nariai buvo sulaikyti, kaip minėjau, prieš 4 metus. Iš tikrųjų jau tuomet mūsų, kurią mes dabar pabaigėme ikiteisminį tyrimą dėl susivienimo, tas susivienimas jau tuo metu tie žmonės egzistavo, ta grupuotė, tačiau jinai buvo kaip ir jūsų minėtos grupuotė šešėlėje, tačiau juos sulaikius, iš tikrųjų buvo stebimas tikrųjų veiklos suaktyvėjimas. O pats Lapinas iki šiol nesulaikytas? Mano žiniom ne. O negali tai būti, kad toms naujoms grupuotėms jis vadovavo kažkaip? Tokių duomenų nėra. Šiaip mūsų duomenimis tai yra skirtingos grupės asmenų. O tai kas vadovavo tai kitai grupės? Kuriai kitai? Toms Kuri buvo naujoms. šešėlėje. Dėl kurios mes ikiteisminį tyrimą atlikom. Tai aš pavardžių tiesiog nenoriu minėti, nes tai nekaltumo prezumpcija mus įpareigoja, tai tiesiog tai buvo asmenys, kurie vadovavo. O kažkokį gal kodinį darbinį pavadinimą turi tą grupuotę? Kaip jūs ją vadinot? Mes savo darbę tiesiogiai, tai dirbdami šios nusikaltimus, tai vadinom juos tiesiog jų pravardėmis. Tai pravardę pasakykit, negalėjo pravardės nekaltumo prezumpcijos. Tai priminkit. Iš principo, tikrai pravardė, vardas neturi reikšmės ir kartais
klausėt apie grupuotę, tarsi tai būtų oficialiai registruota organizacija, kur labai aišku viskas sudėliota. Tikrai taip nėra ir kartais vienas asmuo priklauso iš pradžių vienai grupuotei, paskui priklauso kitai grupuotei. Todėl labai sunku sakyti, ar tas ar kitas asmuo yra šios ar kitos grupuotės narys. Tai tikrai nenorėčiau dabar čia pavardėmis ir pravardėmis vardinti. Tai tiesiog yra Vilniaus mieste veikusi labai gerai organizuota grupuotė, nusikalstamas susivienijimas. O tas vadovavimas iš pataisos įstaigos jis gal vyko su tam tikra pareigūnų priedanga ar su jų pagalba? Na ne, tokių duomenų nėra. Tiesiog tie žmonės iš pataisos namų, aš turiu minėti, atlikinėjantis bausmes, kaip jau minėjau, dalis iš jų yra veisti būtent už narkotinių medžiagų platinimą. Iš tikrųjų turi ryšius laisvėje ir atitinkamai tiekėjus narkotinių medžiagų ir žino, kaip tos nusikaltimus daryti. Na, tiesiog, čia galbūt tokia yra techninio pobūdžio problema, jie nepaslaptis, kad ryšys pataisos namuose nėra išjungtas ir to naudojasi asmenys. Jeigu galima tokią veiklą vystyti telefono pagalba, atitinkamai ar ten kažkokių tai kompiuterinių ryšių pagalba, tai vėl tai rodo, kad problema iš tikrųjų yra. Ne vien tik dėl sukčiavimo, kaip yra skelbiama. Tai pagal skaičių šitų asmenų, tai galbūt tai didžiausias pastarojo metų grupuotės yra. Na kaip, tarkim, šitoj, kur mes tyrėme grupuotės veiklą, tai iš tikrųjų buvo toks tikslas demaskuoti pačią viršūnę, taip vadinkime. Darbas buvo iš apačios į viršų. Tai tas tikslas, manau, ir pasiektas. Iš tikrųjų, manau, pavyko surinkti pakankamai faktinių duomenų, kad apkaltinant būtent organizatorius ir pačius aktyviausius dalyvius. O tas asmenų ratas, tarkim, priklausančių, tai vėlgi, tas procesas dalyvavimas nusikalstamus jiem yra labai dinamiškas iš tikrųjų. Ir tie asmenys, kurie jau tiesiogiai ieško platintojų, tai pastoviai darbą dirba, kad platintojai, žinote, vieni prisidaro skolų, kiti pradeda vartoti narkotinės medžiagas intensyviai, kiti būna sulaikomi policijos, kiti išvyksta gyventi užsienyje, pastoviai keičiasi. Tai mes nesifokusavom tą pačią apačią į tą visą patį apatinį tinklą, kadangi iš tikrųjų vien tik įrodyti jau tos organizatorius aktyviausius dalyvius užėmė iš tikrųjų labai daug resursų ir pastangų. Tai apie tą apatinį lygmenį aš tai negaliu kalbėti, kokias ten buvo plataus masto. Iš tikrųjų mes žinome, kad asmenys tikrai turėjo daug prekybos taškų, mes dalį jų nustatėme ir dalis yra tos asmenų apkaltinta, tačiau fiziškai negalėjome plėstis į visą platinimą Vilniaus mieste, nes tam nebūtų pavykę, būtų nukentėjusi kokybė kitam aspektui. Pavyko nustatyti, iš kur gaudavo lėšų tos grupuotės nariai, kas tiekėjai? Taip, yra nustatyti nepaslaptis, kad heroinas, nes pagrindinis narkotikas, vienas iš pagrindinių narkotikų, kuriuos platina šitą grupuotę, buvo heroinas. Heroinas buvo atvežamas iš Rusijos, bendradarbiauta su kolegomis taip iš rytų, taip pat su Baltarusija, o sintetinės medžiagos buvo atsivežamos iš vakarų Europos, iš Nyderlandų, taip pat buvo perkamos iš vietinių grupuočių, iš kitų Lietuvos grupuočių. Dalis yra fiksuota epizodiškai, kad dalis grupuotės narių patys augino kanapes, gamino MDMA tabletės, ekstazį tabletės. Tokių yra. Dalį ir patys pasirūpindavo, tačiau dalį įgydavo iš kitų grupuočių. Yra byloje duomenų, kad iš Kauno įgydavo. O platintojai buvo pilnamečiai, nepilnamečiai ir labai įvairi ta platintojų mažoji ta buvo. Publika įvairi tikrai buvo. Buvo, kiek aš atsimenu, tikrai bent jau vienas nepilnametis buvo. Romų tabore, bet ten liūdnais vos aplinkybės, kad tas asmuo vėliau numirė. Na, aš mirties priežasties dabar negaliu ten tiksliai pasakyti, bet tas asmuo ir pats vartoja Koks kiekis narkotikų buvo paimtas sulaikant?
Sulaikant, aš labai, kaip jums paaiškinus, sakau, tas grupuotės veiklos stebėjimas truko maždaug 1,5 metų, 2 metus. Tai per tą visą laikotarpį mes, tarkim, grubiai tariant, užfiksavome maždaug 50 nusikalstamų veikų. Didžioji dalis yra susijusi su narkotikais. Tai amfetaminas, ten, aš negaliu pasakyti šių skaičių, tačiau buvo skaičiuojamas jau kilogramais. Aš kalbu apie realiai 100 medžiagas. Be abejo, yra duomenys, kad kokiu mastu tie asmenys veikia, tai ten jau skaičiai yra skaičiuojami 10 kilogramų. Tačiau realiai paimti kiekiai, tai amfetaminų yra, man atrodo, apie 10 kilogramų, ten heroino taip pat dideli kiekiai, labai dideli kiekiai. Žinote, kad heroinas pagal įstatymą labai didelis kiekis skaičiuojamas nuo 10 gramų. Tai to būtinė prasme, galbūt ten kilogramas yra ir nedaug atrodo, tačiau mums tai yra milžiniški kiekiai. Kilogramas heroino tai yra labai daug. Kokie pinigų srautai gal kažkokių duomenų? Jūs sakote? Kokie pinigų srautai sudavosi gal turėtų duomenų? Tai nenorėdamas reklamuotos veiklos iš tikrųjų, tai trumpai pasakysiu, kad tikrai tai yra pelningas biznis. Sumų aš nenoriu vardinti, tačiau tai yra milijoniniai sumos. O kaip naudojo tos uždirbtus pinigus, ar investavo kažkaip, ar, na, kaip pasakyti, pravalgė? Tai dėl šitų klausimų, na, gyvena aišku plačiai žmonės, bet dėl neteisto praturtėjimo yra atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas, aš dabar nenoriu komentuoti, dar jis yra neužbaigtas ir mes aiškinamės tų turtų kilmę ir tų pinigų tolimesnius kelius. Čia vienu metu buvo tokios nuskambėjusios kelios mirtis būtent dėl narkotinių medžiagų. Ar tai susiję ir su šia gauja? Gal kokybė jų buvo neįtin gera, narkotikus ir panašiai? Komentuos mano kolegė, stebi situaciją šitą. Iš tikrųjų, į Lietuvą heroinas įvežamas nebuvo vien tik šitos grupuotės. Ir įvežama kokybė yra viena, paskui šie narkotikai yra skiedžiami Lietuvoje. Ir supraskit, kad kiekvienas platintojas, norėdamas uždirbti didesnius pinigus, jis labai atskiedžia jau gautą tą medžiagą. Ir sunku pasakyti, ar tai susijęs su šita grupuotė ar ne su šita grupuotė, bet noriu pasakyti, kad jau 2 metai yra stebimas labai suprastėjęs heroino kokybė, ta prasme, kad yra labai atskirtas heroinas ir mes tą tiesiogiai siejam su šito susivienijimo ir skaidėjimo, kadangi iš principo pasiūlą platintojai užtikrina, ta prasme, to heroino tarsi ir netrūksta, bet jo kokybė gatvėje yra labai silpna ir sakau, tai jau 2 metai. Iš vienos pusės mus tai džiugina, nes tai rodo, kad policijos, prokuratūros pajėgos ir įdirbis duoda savo vaisius. Tačiau pasinaudosiu progą ir pasakysiu, kad mes pastebėjome vieną tendenciją, kas gana neramina, kad pasirodė Lietuvos rinkoje iki tol nebuvusi medžiaga, karfentanilis. Tai yra sintetinė medžiaga, jinai veikia analogiškai kaip heroinas, tik tai 100 kartų stipriau. Todėl iš tikrųjų gali pasitaikyti, kad bus perdozavimo, nes vartotojai nežino, ką vartoja, jiems tai parduodamas kaip heroinas, o jeigu jį padidins dozę, ta prasme, tai yra labai staigiai greita mirtis. Ar jau pasitaikė tokiu atveju, kad mirčių būtent nuo šios medžiagos? Ne, kol kas nenustatyta, tačiau nustatyti, kad žmogus mirė būtent nuo šios medžiagos yra labai sunku, todėl kad dozėje šitos medžiagos yra 0,00 kažkiek tai gramų. Prasme, tai beveik neįmanoma nustatyti, kad būtent dėl šitos medžiagos žmogus mirė. O patrindamas noriu pasakyti, pas mus šitoj byloje iš tikrųjų buvo išimtos tokios, na, retesnės psichotropinės medžiagos, vėlgi taip vadinamos sintetinių medžiagų deriniai ir panašiai, ten JVH įvairūs dažnėjų. Tai vėlgi, pati forma narkotiko, tai atrodo kaip žolė, kaip kanapės, kažkas panašaus, kaip rūkomasis tabakas. Tačiau vėlgi ten vartotojai ne visą laiką jiems pasakom yra, ką ten perka, ką ten rūko. Galvoja, kad galbūt rūko kanapes ar panašiai. Iš tikrųjų rūko kažkokią tai augalinės kilmės medžiagą, kuri prisodrinta yra psichotropinė medžiaga. Ir jinai iš tikrųjų labai yra pavojinga. Jos įstatymą, medikų nustatytas rekomendacijas, labai didelis kiekis yra 2,5 gramo. Tai įsivaizduokite, kokia tai stipruo medžiaga yra. Mes tokių medžiagų pas save, sakau, ikiteisminio tyrimo tęsiame išėję.
Ačiū, jeigu neturit klausimų, tai dėkoju už